Paramhansa Yogananda. Jogo autobiografija. 28 skyrius. Prarastas ir iš naujo atrastas Kašis. Prašau, neikite į vandenį, nusiprauskite pasisėmę vandenį kibirėliais. Kreipiausi į jaunus rančio mokinius, lydėjusius mane 8 mylių kelionėje netoliese esančios kalvos link. Prieš mus esantis tvenkinys labai gundė, tačiau aš jo visiškai nemėgau. Visa grupė paklausė mano patarimo ir prausėsi kibirėliais, tačiau keli jaunuoliai pasidavė šalto vandens pagundai. Kai tik paniro, aplink juos pradėjo sukinėtis didelės vandens gyvatės. Berniukai juokingai greitai lėkė iš vandens. Pasiekę savo kelionės tikslą, maloniai papietavome. Aš atsisėdau po medžiu, mane apsupo grupelė mokinių. Pamatę, jog esu apimtas įkvėpimo, jie apipylė mane įvairiausiais klausimais. Pone, pasakykit mums, pasiteiravo vienas jaunuolis, ar aš visada eisiu jūsų siūlomų išsižadėjimo keliu? O ne, atsakiau, tu per jėgą būsi sugrąžintas į namus ir vėliau vesi. Pilnas skepticizmo, jis karštai užprotestavo. Mane tik mirusi galės sugrąžinti į namus. Po kelių mėnesių, nepaisydami graudžių berniuko protestų, į mokyklą atvyko jo tėvai ir išsivežė jį su savimi. Po keliurių metų jis iš tiesų vedė. Atsakęs į daugelį klausimų, vėl buvau paklaustas berniuko Kašio. Tai buvo apie 12 metų nuostabus, visų mylimas mokinys. Pone, tarė jis, koks yra mano likimas? Tu greitai mirsi. Su nenugalima jėga iš mano lūpų išsprūdo žodžiai. Toks netikėtas atradimas šokiravo ir nuliūdino mane bei visus šalia esančius. Tylomis vadindame save blogu vaiku, aš atsisakiau toliau atsakinėti į klausimus. Mums sugrįžus į mokyklą, į mano kambarį įėjo Kašis. Jei aš mirsiu, ar jūs rasite mane atgimusi ir vėl vesite dvasiniu keliu, raudojo jis. Jaučiausi priverstas atsisakyti šios sunkios magiškos užduoties, bet po kelių savaičių Kašis atkakliai mane prispaudė. Matydamas jį palūžusį iki pavojingos ribos, aš paguodžiau. Taip, pažadėjau. Jei dangiškasis tėvas teiks savo pagalbą, aš pasistengsiu atrasti tave. Per vasaros atostogas išvykau į neilgą kelionę. Apgailestaudamas, kad negaliu Kašio pasiimti su savimi, prieš išvykdamas pasikviečiau jį į savo kambarį ir kruopščiai apmokiau jį, nepaisant visų įkalbinėjimų, neatsitraukti nuo dvasinių mokyklos vibracijų. Jutau, jog jei jis nevyks į namus, galbūt jam pavyks išvengti gresiančios didžiulės nelaimės. Kai tik išvykau, į rančį atvyko Kašio tėvas. 15 dienų jis bandė palaužti sūnaus valią, aiškindamas, kad Kašiui reikėtų tik 4 dienoms nuvykti į Kalkutą, aplankyti motinos ir paskui jis vėl galės čia sugrįžti. Kašis atkakliai atsisakinėjo. Pagaliau tėvas pareiškė, kad jėga pasiims sūnų su policijos pagalba. Šis grasinimas sutrikdė Kašį, nes jis nenorėjo būti nemalonumų mokyklai priežastimi. Vaikas nematė jokio kito pasirinkimo, kaip tik vykti su tėvu. Po keleto dienų aš sugrįžau į rančį ir sužinojęs, kad Kašis buvo išgabentas iš čia, nedelsdamas išvykau į Kalkutą. Ten nusisamdžiau arklių traukiamą vežimą, tačiau važiuodamas Hovraho tiltu per Gangą, staiga pastebėjau gedulo drabužiais apsivilkusius Kašio tėvus ir giminės. Aš surikau vežėjui sustoti, palikau karietą ir nubėgęs pažvelgiau į nelaimingą tėvą. Pone žudikė, kažkaip neprotingai surikau, jūs nužudėte mano berniuką.
Tėvas jau suprato, kaip kvailai pasielgė, per prievartą išgabenęs Kašį į Kalkutą. Po kelių dienų Kašis atvyko čia, užvalgė sugedusio maisto, užsikrėtė cholerą ir mirė. Meilė Kašiui ir pažadas atrasti jį po mirties nedavė man ramybės dieną ir naktį. Kur beičiau, jo veidas nuolatos šmėsčiojo priešais mane. Aš pradėjau jo paieškas, kai prieš daugelį metų ieškojau prarastos motinos. Jutau, jog Dievas suteikė man gebėjimą protauti, todėl privalau naudoti jį ir kiek tik galima koncentruoti savo jėgas subtiliems dėsniams atrasti, pagal kuriuos galėčiau nuspėti bent apytikrę berniuko reinkarnacijos vietą. Aš supratau, kad jis buvo neišsipildžiusiais troškimais vibruojanti siela, šviesos jūra, tyvuliuojanti tarp milijonų šviečiančių sielų astralinėse sferose. Kaipgi man rasti jį tarp daugybės kitų vibruojančių sielų žiburių? Pritaikęs slaptą jogos techniką, savo meilę perdaviau Kašio sielai per dvasinės akies mikrofoną, vidinį tašką tarp antakių. Su iškeltų rankų ir pirštų antenomis dažnai sukdavausi aplink, bandydamas atrasti vietą, kur jis galėjo užsimegzti kaip embrionas. Per koncentruotą savo širdies radiją tikėjausi gauti iš jo bent kokį atsakymą. Pastaba. Energiją sklindančią iš taško tarp antakių jogai vadina minčių transliavimo įrenginiu. Kai jausmas ramiai koncentruojamas į širdį, jis veikia kaip proto radijas, galintis gauti informaciją iš kitų žmonių labai dideliais atstumais. Telepatijos būdu labai subtilios vieno žmogaus minčių vibracijos perduodamos labai subtiliomis astralinio eterio vibracijomis, paskui per grubesnį žemės eterį ir taip sukuria elektros bangas, kurios kito žmogaus prote vėliau virsta minčių bangomis. Pastabos pabaiga. Aš intuityviai jaučiau, kad Kašis greitai sugrįš į žemę ir jei nuolatos siųsiu jam savo žinią, jo siela atsakys. Žinojau, jog net menkiausią Kašio siųstą impulsą iškart pajusiu savo pirštais, delnais, rankomis, nugara ir nervais. 6 mėnesius po Kašio mirties su dar didesne aistra ėmiau praktikuoti jogą. Vieną rytą, su keliais draugais vaikštinėdamas sausakimšame Kalkutos turguje, aš kaip įprasta iškėliau rankas į dangų ir pirmą kartą pajutau atsakymą. Labai jaudinausi pajutęs elektros impulsus, srūvančius žemyn mano rankomis ir delnais. Šios srovės iš gilaus mano sąmonės užkampio pavirto į vieną nenugalimą mintį. Aš esu Kašis, ateik pas mane. Sutelkus dėmesį į širdies radiją, mintis tapo beveik girdima ir vėl girdėjau Kašio šaukimą, būdingų jam užkimusių šnabždesių. Pastaba. Kiekviena tyra siela yra visažinė. Kašio siela priminė visus Kašio berniuko bruožus, todėl pamėgdžiojo užkimusi jo balsą, norėdama pagreitinti atpažinimą. Pastabos pabaiga. Paskui pagarbiau vieno iš savo draugų pro Kašo daso ranką ir džiugiai jam nusišypsojau. Atrodo, jog atradau Kašį. Pastaba. Dabar Prokašas dasas yra mūsų Joga Damat Ašramo Dakšinešvare Bengalijoje direktorius. Pastabos pabaiga. Neslepiamam savo draugų ir aplinkinių malonumui pradėjau suktis iš džiaugsmo. Elektros impulsai suvirpino mano pirštus tik tada, kai atsisukau į šalia esantį keliuką, visų vadinamą gyvatės skersgatviu. Pasisukus kitomis kryptimis, astralinės srovės dingdavo. O, sušukau, Kašio siela greičiausiai gyvena kokios nors motinos įsčiose šioje gatvelėje. Kai su savo draugais priejau arčiau gyvatės skersgatvio, vibracijos iškeltose mano rankose dar sustiprėjo. Lyg traukiamas magneto aš puoliau į dešinę gatvės pusę. Priėjęs prie vieno namo įėjimo, buvau visiškai apstulbęs ir sukaustytas. Beprotiškai susijaudinęs ir sulaikęs kvapą pabeldžiau į duris. Aš jaučiau,
kad ilgoms įtemptoms ir labai neįprastoms mano paieškoms atėjo laiminga pabaiga. Duris atidarė tarnas ir pasakė, kad jo ponas yra namuose. Pastarasis nulipo laiptais iš antro aukšto ir klausimai nusišypsojo man. Aš beveik nežinojau, kaip suformuluoti savo klausimą, tinkamą ir kartu visiškai neįprastą. Pone, prašau pasakyti man, ar jūs su savo žmona laukėte kūdikio maždaug už 6 mėnesių? Taip, tai tiesa, tarė jis, ir matydamas, jog esu svamis, tradiciniais oranžinės spalvos apdarais pasipuošęs vienuolis, mandagiai pridūrė, malonėkite man paaiškinti, iš kur jūs tai žinote. Kai žmogus išgirdo apie Kašį ir mano jam duotą pažadą, nustebo, bet patikėjo šią istoriją. Jums gims šviesių veido bruožų berniukas, paaiškinau jam. Jo veidas bus platus, virš kaktos puikuosis pasišiaušusių plaukų verpetas. Jo gyvenimas bus aiškiai nukreiptas dvasinė linkme. Buvau tikras, jog gimsęs vaikas būtinai paveldės šiuos Kašio bruožus. Vėliau aplankiau tą vaiką, kuriam tėvai davė senąjį Kašio vardą. Net vaikystėje jis atrodė be galo panašus į brangų mano rančio mokinį. Vaikas akimirksniu pamilo mane, praeities prisirišimas atgimė dvigubų stiprumų. Daug vėliau, man jau esant Amerikoje, 10-metis berniukas parašė man, jis papasakojo apie gilų savo troškimą tapti vienuoliu, todėl aš nukreipiau jį pas mokytoją Himalajuose, kuris iki šių dienų vadovauja atgimusiam Kašiui. Pabaiga.